Ar esate kada susimąstę, kas parodo ir atskleidžia mūsų tapatybę? Gyvosios tradicijos. Ir jose užfiksuoti savitumą nusakantys, bei krašto kultūros ypatumus atpažinti padedantys ženklai, raktai, simboliai. Jie kaip vėliava telkia bendruomenę, tautą, valstybę. Laidų ciklas Lietuvos kodas pristato į Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo sąvadą įrašytas vertybės, tradicijas, reiškinius, išsaugojimo veiklų praktikas. Apie jas pasakoja vertybių saugotojai ir puoselėtojai. Būtent jie ir padės atskleisti, kas yra Lietuvos kodas. Nuo seno daugelį Lietuvos vietovių buvo įprasta, kad žmonės savo nedidelius žemės lopinėlius ardavo plūgu, traukiamu arkliuko. Žemdirbystės tradicijos buvo paremtos pagarba žemei, maitintojai ir žmogui, o sunkus ir reikalingas artojo darbas ypatingai vertintas. Šiandien arimas arklių, ypač dvikinkių, retas ir jau beveik išnykęs reiškinys, tačiau pavasariais ir rudenį tai dar galima stebėti kai kuriuose kaimuose Lazdijų krašte. Neįtin derlingose Dzūkijos žemėse gilia šaknis turinti arimo arkliais tradicija yra sėkmingai gaivinama. 2023 metais pavasarį suskaičiuota apie 20 Lazdijų krašto artojų savo ūkiuose praktikuojančių tradicinį arimą. Kad ėmiau užrašinėti visas šitas artojus pernai pavasarį per laukus, stojau čia batus ir greitai reikia apibėgti visus ir nufilmuoti, kad įrodyti, kad šita tradicija pas mus dar gyva. Kad susirinka ne tik pirmon vagon išarti, bet ir palei namus dar aria. Laisvoje Lietuvoje iš karto ne visi turėjo užkūdį traktorėlių nusipirkti. Labai daug žmonių dirbo arkliais. Ariu nuo 1965 metų, kai buvau 6 klasėje rudenį. Iki šios dienos visus 3 sūnelius išmokinau ir anūkėlis jau nuo pernai pavasario aria ir gyvuliukus, arklius myli ir kitus gyvuliukus. Pernai rudenį 2 hektarus apsiariau, o šiaip ir traktorium biškį ariam, bet dauguma visokie daržai vien tik arkliais. Nuo mažiuko tėvai pratino ir po biškio ir įsiariau. Žinau savo darbų viskų ir už tai sekasi gerai arti. Užaugęs, gimęs, dirbęs žemė, arijos, mokyklą baigęs, gyvenęs iki 18 metų Lazdijų rajone Papečių kaime. Labai myliu šį kraštą. Įpuoselėjo man tą meilę žirgui, tai iš tikrųjų tėtis ir senelis. Iki 18 metų tai buvo gal 5 žirgus išauginęs, išmokinęs. Mano amžinatilsį senelis ardavo, tada tėtis su broliu viską perėmė, aš taip automatiškai išmokau. Nėra taip, kad ten dažnai dirbtum, bet pavasarį, rudenį, kaip reikia apsitvarkyti daržus ir taip toliau tai dirba. Valgo kaip artojas. Ariau po 9 prakaitų. Arba nespaudęs nuo rago nekasi pyrago. O ką tai reiškia arti po 9 prakaitų? Tai suprantam, kad daug dirbo. Mes jau atpratę nuo to sunkaus darbo, bet aš suprantu, kad žmogų tas sunkus darbas matyti ir pakilėdavo. Dėl ko to pagarba artojui buvo, kodėl specialų patiekalą jam gamino. Pas mus dievuliau tos pieskos, tokios nederlingos. Ir išleidžiant artojų, aš galvoju, ir tų visokių tokių prietarių, kaip tikėjimo, peigų labai daug, nes nuo artojo kapis suarstų žamukį. Kokiu čia su kapis spės, drėgnai, sausai, išdžius, vėjas neišdžius. Priklausys visas metų derlius, o tai reiškia, kad šeimyna gyvens. Daug duonos turės, mažai, gerai užaugs, negerai. Tai ir tada tu imi vertyti visko kitap. Lazdijų krašto žemdirbiams naujas metų ratas pradeda suktis pavasarį. Pirmoji vaga laukuose ariama po pirmojo griaustinio. Apie jurgines, arba kaip iki šiol sakoma, kai šventas Jurgis atrakina žemę. Vis dar gyvas paprotys ariant pirmąją vagą partijoje keletą nuo Velykų likusių margučių ar duonos riekę, kaip auka žemiai, tikintis gero derliaus. Šiuo senoviniu papročiu pradedama ir kasmetinė pirmosios vagos šventė. Nuo 2000 metų kasmet rengiama Veisiejuose ir sukviečianti tiek tradicijų puoselėtojus, tiek gausų būrį žiūrovų. Bernas drevelai, kraiviai varė vagelai, o klydaliuliai, kraiviai varė vagelai.
Pirmosios vagos šventės metu keliasdešimt įvairaus amžiaus vyrų, moterų ir net jaunuolių iš Dzūkijos bei kitų Lietuvos regionų varžosi dėl geriausių artojų vardo bei vertingų prizų. Būtent šios varžytuvės ir sugrąžino arimo arkliais tradiciją į Lazdijų krašto gyventojų kasdienybę. Artojų bendruomenė kasmet varžyboms kruopščiai ruošiasi, o tradicinį arimo būdą artojai praktikuoja, dirbdami savo kaimynų bičiulių laukus. Trečios kartos artojasis. Iš senelio, iš dėdės. Dėdė Rimantas labai daug mane išmokė, buvo visą gyvenimą su žirgais ir mane prie to traukė. Nuo 13 metų aš pradėjau mokintis art, pabandžiau, man labai gerai pavyko, išvažiavau į arimo varžybas, laimėjau ten pirmoje vietą, buvau jauniausias artojas ir nuo tada nesiskiriu nuo žirgų. Arti galinčių yra labai daug. Žmonės tiesiog neturi arklių, neturi padargų, bet visi vyrai, kuriem dabar, apie 40 iki 60 ir daugiau metų, jie visi moka arti, nes vaikystėje vienokiu ir kitokiu atveju buvo pastatyti prie plūgo ir ten kokias bulves vagoti ar kokias lagutes padaryti. Jie buvo visą laiką prie tų arklių ir ta įgūdis yra likęs. 2023 m. rudenį vieno iš artojų Antano Macionio žemėse surengta pūdymo arimo talka, sukvietusi kelių kartų artojus, kaimynus ir bičiulių bendruomenę į sueigą, paskatinusi natūralioje aplinkoje dalytis patirtimi ir perduoti arimo arkliais tradiciją jaunajai kartai, o neturintiems arklių ir padargų atgaivinti arimo įgūdžius. Kas seniau buvo pragyvenimo šaltinis, tai šiandien dienai pramoga, sugalvojom tą pramogą atgaivyti, kad kiekvienais metais būtų tradicija, arimas, akėjimas akėčiom, medinėm akėčiom ir rankom pasėjimas, rugių ir paskui aptarimas, vakaronį. Geram artojui tai yra pirmas dalykas, reikia užsiaugyti pačiam arkliai ir įsimokyti. Aš ariu visų laikų tik porų arklių. Ir gali išart normaliai apie 19-20 cm žemiau. Žiūrai ant plūgų, ant arklius, tai retkarčiais pasižiūrai, ant posūkio irgi jos apsuka. Arklį išmokyti arti yra labai sudėtinga. Reikia labai daug darbo, pastangų įdėti ir kantrybės. Mano rankose, galiu pasakyti, kiekvienas išmoksta arti. Tikrai aš nuo mažų dienų su tais arkliais, tai aš kitiem miestelį net mokydavau arklius. Būdamas vaikas, paprašo manęs, kad aš jiems išmokydavau arklius ir visą laiką pavykdavo. Viskas priklauso nuo to, kaip tu su juo bendrauji. Jeigu nuo mažo su žirgu būni, tu jį glostai, tu jį pratini prie pakinktų, prie kitų žirgų, prie žmonių, prie automobilių, prie traktorių, tai jie tada kažkaip adaptuojasi labai paprastai ir nėra sudėtys. Bet jeigu jie su jais nebūni, jie ganosi kažkur lankose laukiniai, tada daug darbo įdėti reikia, kad juos išmokint, kad jie eitų tą vagą, kad trauktų tą plūgą, tą kėčią. Tiesi vaga, paklusnus arkliai, vienodai arkliai, kad eitų abudu. Stovint iš šono, matytai arklius einančius, atrodo, kad tai eina vienas arklys. Ant tiek deda koja, tai čionais artojo jau yra firminis ženklas. Išarta žemė arkliais be abejo yra didelis skirtumas negu traktoriui, nes traktoriui tu suspaudi važiuodamas ratais, o čia tiesiog dirbama natūraliu būdu, tai tikrai žemė būna poresnė, lengvesnė ir tikrai viskas geriau auga. Su žirgu to žemės išdirbtų mažiau gali, turi daugiau darbo įdėti, daugiau meilės, reiškia, tą šeimą pramantyti dirbant žirgai žemė yra daug sudėtingiau, bet kalbant ekologiniu aspektu, tai žirgais dirbant žemė yra geriau iš tikrųjų. Yra plūgas, yra kėčiai, yra ravietuvas, yra plūgelis, drapokas. Visus metus yra darbo. Šitas dvievagis plūgas. Buvo, prabangos ženklas, nes ne kiekvienas gaspadorius, ne kiekvienas ūkis galėjo turėti tokį plūgą. Čionaise kinkosi. Dzūkiškai vadinasi šitie du branktai. Reiškia, stilivogija yra, kad galėtų porą arklių prisikinkyti. Toliau šitų visų mechanizmų vairuojasi vagos plotis. Čionaise plūgo gylis. Dešinys arklys man iš dešinės turi būti vagą eit ir tada paleidi šitą rankiną pagal reikalingą gylį. Kiek tau reikia gylio, paleidi šitą rankiną, viskas arklys statei vagoje ir pirminim priekį. Yra galimybė atsisės, bet jau čia atsisės gali jaunas, vikrus ir kūdas.
Kasmet rudeninės talkos numatomos rengti vis kito ūkininko žemėje. Talkos tikslas sukviesti krašto artojus ir visus norinčių šį amatą išbandyti, bendromis jėgomis lauką suarti, išakėti ir apsėti. O kitąmet iš nukulto derliaus iškepti duoną ir simboliškai ją įteikti naujos talkos organizatoriui. Prie pabaigtuvių vaišių stalo būtinai pagerbiami vyriausias ir jauniausias artojai, o talkos iniciatyva perduodama į kito ūkininko rankas. Gali kiekvienas atvykti, mes duodam arklius paarti, o gal ir net ir pasimokyti, kai matėme šiandien tikrai buvo pirmą kartą ariusių ir moterų, ir vyrų, ir tikrai jiems gerai sekasi ir jiems patinka. Tik šiandien irgi vienas žmogus sako, ar nori paarti, sako, aš niekada nearius, jums sakau plūgą. Ne, sako, aš su batai, sakau, tu gali ir basas arti, sakau. Tokių tradicijų puoselėtojų vis dėlto mažėja, gaila pripažinti, bet mažėja. Jie ūkininkai, jie turi ir tų traktorių ir įrangos. Ale va ta meilė, aš manau, arkliui ir tas artimas ryšys su žeme, jauti žemės kvapą ir žinai, kad jinai pasiruošus auginti dabar kokį tai derlių. Ypatingą santykį su žeme, gamta ir bendruomenė, įprasminanti arimo arkliais tradiciją Lazdijų krašte, leidžia pajusti šios vietos savitumą, formuoja pagarbą tradicijos saugotojams bei gilesnį supratimą apie žmogaus ir žemės ryšį, bendrystę su žirgu, arkliu, skatina domėtis tvariu ūkininkavimu, gyvojo paveldo perdavimo galimybėmis, stiprina bendruomeniškumą. Neapleis, reikia žemėje mylėti, prižiūrėti. Šiai tradicijai aš palinkėčiau tikrai gyvuoti daug metų. Norėčiau įtraukti kuo jaunesnius žmonės, kad jie perimtų. Reikalinga ta tradicija, jos nutraukti negalima ir aš manau, kad ne tik tai vien Lazdijų krašte žmonės kažkur gal tais arkliais žemė dirba ir kitose Lietuvos regionuose. Tai mylėkim žirgą, mylėkim žemę ir mylėkim Lietuvą ir savo kraštą.